judam toliau su kitais reikalais, kol važiuoju, čia nemažas kelias, man atrodo, bus. Papasakosiu, trupučiuką papasakosiu jo. Įdomių tokių gyvenimo realijų, aktualijų. Ką čia per šią savaitę aš patyriau. Savaitėlė tai, aišku, gavosi tokia įdomi. Močiutė mano dar gyva. Bet jai jau labai daug metų ir labai jau tokia byranti sveikatėlė. Paskutiniai gyvenimo akordai ir paskutinė maratono atkarpa. Turėjau važiuoti savaitgalį aš pas ją, bet nusprendžiau važiuoti pirmadienį. Kažkokia tokia nuojauta labai keista buvo. Nuvažiuoju aš, atsidarau, atsirakinu duris. Kaip įeinu, yra koridorius ir yra 2 kambariai. Į vieną kambarį durys atviros, į kitą kambarį ir virtuvė ten kartu su kitu kambariu, durys uždarytos, užtrenktos. Tos durys, kurios niekada nebūna uždaromos, nes jų nėra galimybės atidaryti atgal. Tos durys sulūžę, rankena yra išlūžusi, iš vienos pusės rankena yra, iš kitos nėra. Ir jeigu durys užsidarys, iš kitos pusės nebus įmanoma jų atidaryti. Nepataisytos durys buvo. Bet ant jų paprastai visą laiką būdavo uždėta tokia geležinė pakaba ant viršaus, ant durų, ne ant staktos, bet ant durų viršaus pakaba, kuri neleisdavo tom durim užsidaryti, užsitrenkti, niekada. Ir aš matau, kad durys užsitrenkia, tos pakabos ant durų nėra. Rankena iš mano pusės iškritusi, rankena yra, bet jinai irgi yra iškritusi, visiškai iš tų durų iškritusi, žodžiu, durys nebeatidaromos jau. O miegamam nieko nėra. Reiškia, močiutė užsitrenkė savo dideliam kambarį kartu su virtuve ir negali išeiti. Oi, aišku, aš čiupau tą rankeną, aš ją ten sugebėjau atgal įstatyti ir iš tos pusės, iš kurios ją įstatai, atidaryti dar gali. Aš ten, aišku, atidariau, iš karto įsiveržiau į kambarį. Žiūriu, močiutė gyva, stovi prie lango atidaryto, bando prisikviesti pagalbą, visą persigandus, tokioj frustracijoj, šoko būsenoj. Ir jinai net nesuprato, kad aš atėjau, tokia net buvo reakcija, tarsi tiesiog kažkas jau ją atėjo gelbėti ir jinai net nesuprato, kad čia aš. Pasirodo, ji eidama iš miegamo į virtuvę nešė puodelį, bet atsijungė. Eidama atsijungė, griuvo virtuvėje ir kojomis tiesiog pastumė tas duris ir užtrenkė jas. O jau pakaba buvo nuimta prieš tai. Prieš tai kažkaip ten iš neapgalvojimo padarė tokį sprendimą, kad jos su mama nuėmė tą pakabą prieš mamą išvažiuojant. Žodžiu, užsitrenkė tos duris ir ten bandė jas laužti, daužti. Ten tų įrankių virtuvės laužtuvų, plaktukų buvo ištraukta, duris apdaužytos, mačiau. Ir baisiausiam šokė močiutė. Aišku, aš irgi šokė, man irgi ten dėl viso to labai striokas didžiulis ir aš pagalvojau, kas būtų buvęs su žmogum, jeigu pagalbos jinai neprisikviestų, o aukštas 9 ir jinai ten ką reikia, nieks apačioj nesuprato, ką jinai ten reikia, ką bando prisikviesti, nieks neėjo. Ir galbūt būtų ir neatėję. Kaiminė, pas mus užsuka labai turim gerą kaiminę pas močiutę priešais, bet irgi ta kaiminė ne visada užeina, nenori trukdyti visą laiką, kiekvieną dieną. Ir jeigu nieks nebūtų atėjęs, nieks nebūtų jos išleidęs, tai aš net bijau pagalvoti, kokia ten ta situacija būtų buvusi po dienos ar 2. Todėl, kad moteris, kuri ją prižiūri, yra prižiūrinti moteris, tai ta moteris kitą dieną turėjo neateiti pagal planą. Ir tik tais po kelių dienų turėjo kažkas užsukti. Vienu žodžiu, nepasakosiu ten visų tų detalių, bet esmė yra tokia, kad jeigu aš būčiau netėjus, nežinia, kaip būtų pasibaigęs su močiutės gyvybė. Ir žodžiu, aš dabar būnu pas ją, ta jos tradicinė, ta jos nuolatinė prižiūrėtoja išėjo atostogų, dabar duoda jai pakeičiančią prižiūrėtoją pakaitinę moterį. Ir atėjo ta nauja pakaitinė moteris susipažinti su mumis. Faina jauna moteris, 33 metų, ukrainietė, bėgusi nuo karo, atbėgusi į Lietuvą. Pasirodo ekonomistė, pasirodo turėjo gerą profesiją Ukrainoje, bet čia Lietuvoje be kalbos jai labai sunku integruotis į savo pagal profesiją darbą. Tai jinai dirba slaugoj, kur daug nereikia kalbų, o be to dirba su tais senukais, kurie kalba rusiškai. Išsišnekėjom, jinai sako, aš čia su vyru atvažiavau, kai bėgom nuo karo, bet su vyru aš, jau išsiskyrus. Vyras, gyvena dabar gyvena su mano geriausia draugė, su kuria mes, pradraugavom 15 metų. Į čia į Lietuvą atbėgo ir jos ta draugė su 2 dukrom. Ir vyras jai pranešė, kad jos draugė irgi yra. Jinai sako, o tai kodėl man draugė tiesiog pati nepaskambino,
sako, dabar aš nebenoriu tų visų nesąmonių kentėti, man yra taip gera vienai, taip faina, sako, su dukra gyvenam, noriu valgyti darau, nedarau, noriu tvarkaus, noriu nesitvarkau, nieks ant galvos nesėdi, niekas nenurodinėja, kaip man gyventi ir prieš nieką nereikia įsitempti, vaidinti, stengtis, verstis kūlio, šokti virš bambos. Ir aš ją puikiai suprantu, todėl kad pas mane situacija identiška. Švelniai tariant, 1000 metų į priekį turbūt aš dar apie vyrus galvoti neplanuoju. O, jau tu mat, kaip jisai čia kirto. Įpyt vai mat, kaip vairuoja kai kurie. Blet. Okei. Tik tai, sakoma, spėk pasitraukti iš kelio. Nu tai vedai, o graži tokia faina, jauna, figūra, viskas. Ta mano, sako, draugė geriausia buvo, jau nuo jaunystės laikų, sako, mūsų vaikai kartu užaugo. Tai kaip sakau, dabar tam vaikui nusakau, kainžova biški, dabar eina pastėti, ten pastėti geriausios tos draugės, žodžiu, tos draugės dukros, su kuriam draugystė nuo mažens buvo. Tai su tom dukrom, jo, sako, biški kainžovai, bet, ką. Vaikai perneša biški lengviau šitas visą situaciją, suprato, kad yra taip. Sako, sunkiausiai perneša iš tikrųjų skyrybas vaikas. O jau po to po skyrybų, kad taip atsitiko, kad, žodžiu, tėtis gyvena su mamos draugė, priėmė kaip priėmė. Tai nemalonus tokie, aišku, dalykai, niekam jie nėra malonus, nei vaikam, nei mums suaugusiem, bet gyvenimas pagrindė, iš tokių nesąmonių susideda. Ir kaip nekeista, tai kuo talkovesnė moterį sutinki, tuo krinžuvesnė gyvenimo istorija dažniausiai į širdyje nešasi ir būna jau pergyvenusi ir viską tai suvirškinus, subrandinus savyje ir galbūt tai iš tikrųjų mus ir padaro labiausiai talkovais, o tokios krinžovos istorijos, kurias mes sugebam ne leistis, kad mus sulaužytų, o leistis išmokinami iš tų istorijų kažko vertingo ir prasmingo. Ten nuo tokių dalykų pradėjom, o paskui kaip perėjom ant to, kaip jinai komunikuoja su savo kitais senukais, kuriuos prižiūri. Jinai man išsipasakojo, kad ją dažnai lanko pranašiški sapnai apie tuos senukus. Kaip tie senukai ateina pavyzdžiui, jauno amžiaus pavidale, kaip jauni ir sako, viskas, aš jau atsisveikinu, viskas, iškeliauju. Ir kaip po to, po kokio mėnesio, žodžiu, realiai tas žmogus išeina iš gyvenimo. Ir kaip yra ne vienas jau senukas, ne vienas senas žmogus, kurį jau jie išlydėjusi yra. Realiai jos tokia labai įdomi gaunasi funkcija kaip transformacinis laidininkas. Vedlys. Po to dar papasakoju, kaip jinai vienas kitą močiutę prižiūri, kad jinai, žodžiu, dabar po mano močiutės turės važiuoti pas kitą močiutę ir vežti ją pas gydytoją. Todėl, kad apčiopė pas ją guzą krūtinį ir įtarė onkologiją. O kaip jinai sugalvoja tą guzą apčiupinėti? Irgi porą dienų prieš pasirodė ta močiutė sapne ir parodė skaudančią krūtinę, skaudančią vietą toje vietoje slaugytoje ir nutarė atkreipti dėmesį ir pačiupinėti ir pasižiūrėti. Ir apčiupinėjus rado ir tada užrašė pas gydytoją. Ir jinai, žodžiu, pasakojo, kaip jai kartais būna sudėtinga iš karto atsibudus suprasti, ką konkrečiai sapnas norėjo pasakyti, kokia yra žinutė, kokia yra informacija užkoduota tuose vaizdiniuose, tuose sapnuose, nes ne viskas iš karto taip tiesiogiai ir akivaizdžiai ateina. Čia aš dabar jau taip sudėliotai daugmaž į lentynėlės papasakojau, taip kaip ir jinai pati man pasakė, kai jau pati būdama susidėliojusi į lentynėlės pagal realius faktus, tam tikrus savo sapnų reikšmės. Bet kai ateina tie sapnai, jie dažnai ateina tam tikrais simboliais, kur tu atsibundi ir tu dar nežinai, kaip traktuoti. Dar, sakykime, žmogus nenumirė ir tu nežinai, prie ko veda tas sapnas, prie ko šita žinutė, kad klausyk, aš gal ten bėgu su draugeliais į pievą, sako, man dar kol kas yra gana sudėtinga. Šifruoti kalba perkeltiniam prasmėm. Ir aš jai pasakiau, sakau, čia yra tavo Dievo dovana, čia yra tavo sugebėjimas, kurį tau tiesiog reikia pripažinti ir priimti, kuris yra tau duotas, kad tu ateityje padėtum labai dideliam kiekiu žmonių. Ir šitą dovaną, šitą gebėjimą reikia tiesiog treniruoti. Dabar yra dar sunku kol kas su juo, nes jisai yra šviežiai atrastas, ganėtinai šviežiai ir nėra išlavintas. Ir kai mes atrandam tas savo dovanas, mes jas būtinai privalome lavinti. Nes čia ir yra, mes čia tada dėl to reiškia ir esam šitoj žemėje, dėl šitų dovanų,
dėl jų paskirties, dėl jų poveikio, ką jos gali padaryti žmonijai ir planetai. Mes privalome jas vystyti, tai yra mūsų pareiga. Mes negalime prašvaistyti, prašykti savo Dievo dovanų. Ir aš jai sakau, viskas gerai bus, išvystysi, sakau, ties 40-mečių tu jau būsi nepakeičiamas vedlys, labai stipri padėjėja kitom moterim, arba nebūtinai moterim, su kuo jinai pasirinks dirbti. Bet sakau, dabar yra tiesiog laikas rinkti žinias ir atskleidinėti savo šitą dovaną ir ją vystyti ir į ją tvirčiau atsistoti. Jinai dar tokia pasimetus, bet tai kaip man suprast, kaip man sužinot. Bet tokiose situacijose iš tikrųjų visiškai nėra jokio reikalo būti pasimetusiam ir galvoti, kad ojei, aš dar nieko nepadariau ir galvoti, kad čia jau būtinai dabar jau kaip į baseiną reikia šokti, čia galva tiesiai giliai nert. Dažnai šitos dovanos reikalauja labai daug laiko ir lankstumo, kol jos galės kažkaip įsipaišyti materiją, integruotis tokiom labai nematerialiom dovanom, nėra lengva ir greita. Mums geriausias variantas tai ir yra likti prie savo esamo gyvenimo materialaus, pragmatiško, dirbti paprastus žemiškus darbus, ne pačius blizgiausius labai dažnai, ne pačius mandriausius ir prestižiškiausius, o tiesiog reikalingus kitiems žmonėms ir kartais labai purvinus darbus, primityvius darbus, žemiškus, paprastus darbus. Dirbti ir paraleliai brandinti viduje tą savo failiuką, tą savo stiprint potencialą, kol jisai pagaliau subręs iki tiek, kad duos mums galimybę, nes giliom žiniom įsėsti, įvažiuoti į tą savo labai nežemišką aspektą, į tą savo ezoterinį aspektą. Kad tai nebūtų per daug žalinga, kad tai nebūtų per daug smūginė terapija visiems kitiem gyvenimo aspektam, visam organizmui, nes kaip žinia ir kūnas turi mokėti tas energijas per save praleidinėti, pertekinėti per save. Galų galia tas energetinio kanalo apimtis, jinai visą laiką plečiasi. Ja reikia plėsti laipsniškai. Taip kaip ir, kai mes dantis tvarkomės, ar ne, dantis, tarkim, yra mūsų netaisyklingos formos ir mes norėdami juos padeda tiesinti dantis ir nešiojame kabes, nešiojame breketus, tam, kad po trupučiuką tiek, kiek reikia, mums judėtų iš senos vietos į naują vietą, įsisenėja materialūs dalykai. Ir lygiai taip pat yra su mūsų gebėjimais ir talentais. Irgi kartais jie taip kliktelėjimo principų atsirakina, bet dažnai, kuo stipresnė dovana, tuo daugiau laiko prireikia ją prisijaukinti ir prijaukinti greičiau savo visą energoinformacinę struktūrą. Prijaukinti ir išplėsti iki to lygmens, kuriame jau jį bus pajėgi talpinti tą gylį, tą svorį, tą sudėtingumą, su kuriuo po to teks dirbti, kai jau tą dovaną atskleisi savyje. Taip, nes tos sferos ezoterinės, didelės, energetinės ir informacinės sferos, jos iš tikrųjų svorio prasme, kad žmogus laidininkas, kuris praleidžia per save tas energijas, žmogus tas indas, kuris talpina jas, vamzdis, per kurį visa energija pratekės, kad tokį darbą dirbt galėtum. Vedlis turi būti švarus, turi būti didelis. Ir iš karto pamačiau, aš sakau, turi būti švarus, geras kanalas, norėdamas to, kad esi saugi erdvė, saugi aplinka, per kurią galima ateiti ir perduoti atsisveikinimo žinutę su šiuo pasauliu. Ir atsisveikinimo žinutę artimiesiam. Nes ta moteris tą ir padarė po to, kad jinai paskambino senutės artimiesiam ir pranešė, sako, jūs gal padarykit tyrimą, aš sako, kažką pasižiūrėkit, ar viskas yra tvarkoj. Ir sako, po 2 dienų jinai nustojo valgyti, jinai nustojo, žodžiu, iš karto taip staigiai pradėjo blogėti ir po to jau jinai iškeliavo į anapus. Ir jau tada jau, sako, artimieji, sako, jai pareiškė, kad, sako, tu numatei įvykius į priekį. Bet iš tikrųjų tai nėra prognozė, tai yra žmogaus tiesiog pasijungimas prie informacinio kanalo, kuriame dar jis turi galimybę gauti ir priimti tą informaciją, kuri šiuo metu yra reikalinga ir svarbi. Realiai, savo fizinėm akim jinai mato energetinius darinius erdvėj.
Žodžiu, tai pokalbis labai buvo įdomus. O kokie įdomus žmonės, aš ir tai iš tikrųjų išlėkti, kaip įdomiai aplinkybės susidėlioja ir mūsų suveda. Galvojau, tai duosiu porą sakinukų, nurodymų, ten kažką papasakos, paaiškinsiu trumpai. Bet gavosi taip, kad pokalbis ant kokios valandos užsitęsė, bet to pokalbio reikėjo. Ir aš tiesiog pati nustojau save skubinti, kad aš turiu kažkur lėkti, nes aš supratau, kad tas pokalbis, kurį mes turim ir kas per jį atsiskleidžia, yra gerokai svarbiau negu tie dalykai, į kuriuos aš bandau išskubėti. Kada jie yra patys reikalingiausi tuo metu ir kartais tie neva reikalingiausi kiti reikalai, kartais turi pastovėti eilėj ir palaukti. Tol, kol atsiskleis erdvėje ta būtinoji informacija, kuriai buvo labai būtina ir svarbu per kažkokį pokalbį, per kažkokią pažintį, per kažkokį atsitiktinį susitikimą, buvo labai svarbu prasimušti ir praeiti, pasirodyti ir išlysti. Vat, aš pati esu transformacinis vedlys. Transformacijų akceleratorius, vadinkim taip. Ir šitą aš žinojau intuityviai nuo mažens. Ir dabar, kai aš jau užaugusi ir daug įrankių įvairių įvaldžiau ir matricą, savo likimo matricą, paremtą numerologija.